Jo, jo. Gerai. Bet šiandien mintis tokia buvo, žinai, kad pavyzdžiui, ten krūva dabar visų, nežinau, koksai 50% lietuvių visi, žinai, Mm, pavargę didmiesčių ir panašiai ir bando mm, traukti, žinai, į kaimą. mm, Ir kaimo bairės, žinai, kada išgirstu, o, aš važiuoju į kaimo sodybą ir aš iš mm, karto įsivaizduoju, ten avis ganasi, ten karvės ganasi, mm, kiaulės smirdė aptvarė, žinai, mm. ten tualetas, žinai, laukia ir ten nevalytas jau 50 metų. Bet ne, bet ne, pasižiūri į internetą nuotraukas ir pamatai, fucking tam kaime yra džekuzi. Jo, bet matai, supranti, vėlgi, kaip pasakyti, lietuviai, nu, be jokios abejonės atkylę nuo žemės, ne, ten neatskrydę iš kosmoso, ar ten, nu, ne apie tai Pagal kalbu. Bibliją mes visi iš žemės. Jo, mes visi iš žemės, bet vieni mes esame iš dykumų, kiti iš kalnų, treti iš lygumų, žinai, nu whatsoever. Tai lietuviai visą laiką buvo iš lygumų ir iš labai derlingos dirbamos žemės, ne? Ir sakykime, kai atsiranda toks bispirdėlas kaip miestas, tai, nu, kaip, nu, pirmaisiais miesto atsiradimo ten metais ar ten dešimtmečiais amžiais, tai buvo egzotika. O dabar, kai miestas, sakykime, tampa ne vien tik tai tavo darbo vieta, bet dargi ir nuovargio, nu, jo, tu tarsi norėtum kažkur tai pabėgti. Ir lietuviai marketingo specialistai sumasto tokį dalyką kaip kaimo turizmas. The fuck, man? Davai, o kodėlgi ne? Taigi lietuvis nuo žagrės, taigi jis prie žagrės turi grįžti. Ir, žinai, bet, jo, kaip tu sakai, žinai, jo, kaimo turizmo sodyboje yra džakuzi. What a fuck? Ja, tu jau nebegali įdėti žodžio kaimo. Būtent, Tai nes čia jau nebe kaimas. Čia